О, ще вогніть умікне. О, це ще не. Перемішло, що я скарбят нас. Kažkokios skarbėlytės plėšas. Nu va, jau greit remsi bus. Vėl kokį 10 eurų prisirinksiu panašiai, jeigu bus neišbomžauta. Tai aš vieną kartą iš Druskininkų vežiausi 3 maišus taros bambalių, blėt, į Vilnių. Bet tada tasai labai įdomiai žiūrėjo, blėt. Tasai autobuso vairuotojas įdomiai žiūrėjo, ką aš čia gabenu. Sudomino į mano siuntą. Sudomino į mano siuntą. O, sugedo, blėt, šitas, nafig, žoliapjovė. Nebepjauna. Gal kam žoliapjovės reikia? Sakai, priimsit lagaminus, nu. O kas čia per Channel Points? Kas čia tokio? Žiūrovai gauna taškus, žiūrėdami stream. A, nu man čia prisimenu važiuoti iki dėkų. O kas iš tų taškų? Jo, kas iš tų taškų? Gali kažką žiūrovas savo nusipirkti, ar kaip? Nesuprantu. Kokių bairių prigalvoti, nesupratau. Ką tipo? A, nu, supratau. Nu, pažiūrim, o, neišvesti konteineriai, man atrodo, aš čia tuoj paguldysiu pinigų krūvą, na. Tuoj aš čia išsivešiu pilną pinigų krūvą, man atrodo. A,
Blet, čia neseniai pakeista jau sakus. Reikės jau iškart prie kontikų varyti. Jo, čia turbūt, man atrodo, neseniai pakeisti. Jo, reikia iškart prie kontikų tada varyti. Arba ir prie kontikų nieko nebus, ir čia, blet, minusas bus, kad čia tvariau, na. E, Nu, ir ką mes čia? O, yra maišų, bet jau čia, blet, čia jau prakratyta kažkieno, blet. Čia kažkieno prakratyta, man regis jau, blet. O gal ir ne? O, rūbų radau kažkokių tai. Tai šiaip per rūbai. Blet, mokasinai, pažiūrėkit kokie. Geoks. Kas čia per triukė? Ai, vaikiuk, bet pažiūrėkit. Pohui navigatė kokia, blet. Pohui? Girdėjau kažkur. O, kas čia? Kur čia bambaliai barška? Pala. Ai, čia. Auko, tasai dėktinė, blet. Paim. Ne, čia tuši, nieko gero čia. O čia vadžiak, fu, kaip užsmirdėjo, blet. Nu ką, net kuprinę nusimsi, nes čia bus pinigų jaučiu. Oho, kiek pinigų. Taip, ką mes čia turim? Blet, ne depozitas. Taip, viena bonkė. Ką dar? Opa, koks džekpotas, blet. Pažiūrėkit. 10 palo. Žiūrėkit, rašyklį dar radau, įdomu, rašo ar ne? Čia pažiūrėsim, rašo ar ne. O, parašyklį radau geras, paimsim. Taip, rašyklį radau. Fanta radau, 20 centų, 30 centų, 5 centų, kas čia? O, kas čia? Kur, bet nėra Aikoso, gerai. Bet kažkas gal buvo. O, kas čia? Cukrus, blet? Nahui tas cukrus čia, blet. Ne, čia gal net cukrus. Kas čia tokia? Kas čia per chuйня? Ai, čia kažkokie krapštukai, nahui, užsimlėt. Taip, čia gerai, nieko gero. Kita į tašį keliaut. Taip, žiūrim toliau. Opa, dar vieną skarbę. Nu, va, jau turim 5 centų. Opa, šaukštą radau, blet. O, gal namo pasimti. Taip, 6 centų. 7 centų. Aliejus 8 centų. 8 centukų. Gal dar kažko bus įdomaus čia. Taip, 9 centukų. Opa, kas čia? Ne depozitas. Taip. Nu, iš vieno kontiko, iš vieno maišo 9 centų. Su šaukštu ir rašykliu visai solidžiai, sakyčiau. Su šaukštu ir rašykliu visai solidžiai. Žiūrim toliau. Kas čia? O, dar 10 centų. Bet atrodo, blet, čia kažkokios pinė. Taip. Dar 10 centų. Blet, čia kažkaip reikia šitą maišą atverti, na.
Taip, ką mes čia turim? O, pada 10 centų. Taip. O, dar 10 centų. Dar 10 centų. Normaliai. Pizduok, kiek pinigų reiktų savo. Ant 20 centukų. Ką čia mes? O, dar 10 centų. A, taip, dar 10 centukų. Taip. O, dar 10 centukų. Blet, čia gerai vien skarbės, bet čia, blet, biški... Čia biški maišas toks šlapės, nahui. Pohui, gerai. Taip, žiūrim toliau. Žiūrim toliau. Čia gal ir nieko nebus, blet. Šitam gal ir nieko nebus. Čia vidaus atliekos. Taip, žiūrim toliau. O, vėl pinigai krapžda, nahui. Daibi. O, blet, čia dar normaliai, nahui. 10, 20, 30, 40. Ką, centų tik tai? O, dar 20 centų. O. O čia įdomu, šitą prisiduoda ar ne, blet? Ne, šitą neprisiduoda. Tai. O, žiūrėkit, dar skarbių atveža, na. Čia tuščia, man atrodo. A. Čia. Irgi lauko atliekos. A. Tai irgi. Tai. Kas čia? Čia neskarbės. Čia gal skarbės? Ne. Ne, čia gal skarbės. Čia irgi net skarbės. Gerai, šitą uždarom. Gaila, kad daugiau nėra, bet čia dar, man atrodo, va čia maišų dar bus. Dar čia 3 maišai, ble. Tai gal ten dar porą vyriukų bus. Kokias išmeras gerai, po to galėsi pažiūrėti. Taip, žiūrim čekas. Ble, čia jau pratikrintas, man atrodo. Ai, čia gal ir mano tikrintas. O, čia matau bambaliukų. Čia matau bambaliukų. Taip, ką mes čia budrasim? Taip. 10 dar centų. Ką tik 10 centų? Netikiu, nahu. O, 20 centų. O, dar 10. Ne, viskas.
Blet, kažkaip slabnai, nu, bet ypa neslabnai, bet sviečia kailis. Kas čia? O, kas ten barška? Tikiuosi nes vaikai kokie, na, o pinigai, blet. O, matau jau vieną skarbę. Taip, vieną skarbę matau. 10 centų. Kas toliau? 20 centų. 20 centų. Man atrodo 30 centų. 10 centų. Viskas taip panašus. Tai ko jie taip labnai, ble, tik 30 centų, o ne, dar kem bus? Kem centų? O, jau pažiūrėkit, kiek pinigų turiu, na. Normaliai atrodo. Pažiūrėkit. Nerodo, nesuprantu. Vo. Kiek skarbonkių, nahoj. Taip, o kas čia? O, ir čia dar maišų yra. Čia ne. Čia nieko. Taip, o ten? O, ir čia dar maišų? Blet, bet čia jau pratikrinti, čia jau pratikrinti. Čia aš turbūt ir tikrinau, blet. Matai, dar kiek laiko šiukšlių nevežė čia. O šitų tai ne tik, irgi tikrinau. Ne, viskas. Laimė, žinau, sen Maksimas Ramatė. Tai kas, tai aš Maksimai, tai yra ten valstybinė jau tarana. Jau jos vok negalima, na. Nu, tipo, ne valstybinė, o ta Maksimas tara jau ten jinai yra užblombuota, na. Ten jau vagymas skaitosi. Super, mega, ultra jackpotas! Palačiai, biški yra vandens, na, kur reikia jį išpil, ble, užpisa tas vanduo, na. Pinigai, pinigėliai pas mane tašien skrenda. Skrenda pinigai, skrenda pinigai. Aš bagotas būsiu šiandieną. Taip. Taip pat primenu, galit kelti iš mano TikToko įrašų, iš mano Kik kanalo įrašus į TikToką kažkokį linksmą epizodą. Kiekvieną savaitę bus 3 laimėtojai, o kito mėnesio gale kažkoks vienas žmogus laimės 500 eurų. Ką jam reikia daryti? Kelt video, parašyti kik.com sampraimis, įmes man į privatą arba užtagint ir laimės, ir kažkas vienas laimės 500 eurų. O taip tai, bet reikia juos pripūs kažkaip, ką pripūs. Kodėl 500? Blet, nu taip nusprendžiau 500, apvalę sumą nafig.
apvalę sumą. Nu tai, kad daugiau dalyvių būtų. Ne, random žmogus apšė laimė. Ta prasme, ir dar padarysim taip, aš išrinksiu 10 epizodų, išrinksiu aš 10 epizodų, žmonės, tarkim, galės nubalsuoti, kuris iš tų 10 yra, pavyzdžiui, geriausias, nahu. Čia ir jum kontentukas bus veiklos, ta prasme, kad ta prasme, kaip čia pasakyti. Ir taip, kad kiekvieną savaitę, tarkim, išrenku 3 geriausius video ir kažkas laimi, pavyzdžiui, neblogą, tikrai neblogą prizą. Už vieną vidosą, kurį įkelia, ten prizas tikrai afuienas.